Ar Lietuvių fondas remia tik tai Amerikos lietuvių veiklą, ar ir platesnė prasme tarptautinėje Australijoje, Pietų Amerikoje? Kas liečia švietimą, mes paremiam visam pasaulyje ir ypatingai Pietų Amerikoje. Ten yra užmirštas kraštas ir čia nedovanotinas lietuviams, Amerikos lietuviams nedovanotina, kada jie buvo užmiršę. Tik dabar, čia prieš keletą metų, per paskutinius maždaug 5 metus, kultūra šitą Pietų Amerikos kultūriniai darbai pradėti remti, taip sakant. Tai. Bet mes turime ir kitus rajonus, kurie yra užmiršti pačioje Amerikoje. Pavyzdžiui, Pensilvanijoje yra daug 3., 4., 5. kartos lietuvių, kurie rodo susidomėjimą lietuviškais reikalais. Ar yra kokios pastangos daromos tą atgaivinti? Matote, Lietuvių fondas nėra institucija, kuri nėra veiksnys, taip sakant. Yra institucija, bet nėra veiksnys. Mes remiam kultūrinius, bet mums labai sunku ieškoti, parodyti iniciatyvą, pavyzdžiui, važiuoti kur nors į Pensilvaniją ir atkasti ką nors tokio. Čia mes neturim nei jėgų, nei priemonių, bet mes remiam, čia priklauso jau nuo visuomenės. Ir mes remiam kiekvieną lietuvišką grupę, kuri mėgina ką nors daryti kultūros srity. Tai tik tai užtat, jeigu susidarytų kokia nors grupė, kuri mėgintų Pensilvanijoje tenai pradėti ką nors veikti, tai čia nėra kalbos, kad Lietuvių fondas parems.